Lietuvos moksleiviams bus dalijami ginklai. Absurdiška iniciatyva ar būtinybė? Pastarosiomis dienomis Lietuva atsidūrė viešų diskusijų, kurios ne tik glumina, bet ir kelia didelį nerimą centre. Buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas pasiūlė išplėsti 5-12 klasių moksleivių pilietiškumo ir savigynos įgūdžių kursą, įtraukiant į jį šaunamųjų ginklų mokymą. Šis sprendimas kelia abejonių ne tik dėl mūsų vaikų saugumo, bet ir dėl pačios ugdymo proceso esmės. Mokyti vaikus elgtis su šaunamaisiais ginklais tai ne tik saugumo klausimas, tai ir moralinės atsakomybės klausimas. Kaip galime pateisinti tai, kad mūsų vaikai bus mokomi įgūdžių, kurie gali būti panaudoti ne tik gynybai, bet ir smurtui? Ateities kartos ugdymas turėtų būti grindžiamas taikos ir bendradarbiavimo vertybėmis, o ne mokymu konfliktuoti. Verta pagalvoti, kaip tokia iniciatyva paveiks vaikų psichiką. Auklėjimas baimės ir agresijos atmosferoje gali sukelti rimtų psichologinių problemų. Vaikai turėtų išmokti spręsti konfliktus taikiai, o ne naudodami ginklus. Ugdymas jiems turėtų įdiegti atsakomybės ir empatijos jausmą, o ne norą paimti į rankas ginklą.